Tai kaip ir žadėjau, 2000 laikų ant dienos rutinos video ir padarau vidosą apie vasaros rutiną. Ačiū, kad spaudžiat laikus, komentuojat, subscribinat su varpeliais ir padedat kanalui augti. 2000 vasara - tai pats geriausias metų laikas. Išūleit nereikia, draugelių kieme pilna, veiklos labai daug, vyksta visokios įvairios miesto šventės, tik spėk visur varyt. Vandens pramogos. Vasara ir vanduo mano rajone buvo du neatsiejami dalykai, kadangi aš iš Klaipėdos, vandens pas mus daug. Karjerai, keli ežerai netoli, nu ir aišku jūra. Varyt prie jūros su dviračiais - viena geriausių veiklų. Aišku, ne su savo dviračiu, nes galimai tu tokio net neturi. Pasiskolini iš draugelio, sakai, kad grąžinsi už 10 minučių, bet grįžti po 3-4 valandų. Taip jau seniai vykdo. Taip jau vykdo rajone. Laimingi laiko neskaičiuoja. Karikai irgi būdavo einama vasaros tema. Tiek, kad prie jų toli važiuoti su dvirka. Bambaliniai vandens šautuvai. Vienas iš rimčiausių 2000-ųjų ginklų. Su įla durį skylę kamštukė, prisipėlė į bambalį vandens ir į kiemą laistyt mergų. Vandens bombioškės iš mažų balionėlių, tų laikų granatos. Išsineši kokias 4 ir atmėtai tuos, kurie labiausiai nenori, kad į juos mestum. Tada gaudo tave po visą rajoną. Kas neturėjo mažų balionų, tas į medicininę pirštinę prisileisdavo vandens. Va ten tai taip išsipūsdavo, kad tekdavo iš balkono mest. Viena varkė buvo. Draugelis paprašo, kad per balkoną išmestum saldainį, tai prie to pačio eini prisipilti kibirą vandens. Išmeti pirmą saldainį, bet išmeti taip, kad jis nepagautų, nukreipdamas jo dėmesį ir tada jau pili vandens kibirą jam ant galvos. Visada seni paido, tema. Padidkės, padidinimo stiklai. Degindavom viską, kas dega. O jeigu nedega, padarydavom, kad degtų. Jeigu kieme nėra ką veikti, o tu turi padidinimo stiklą, atsiras ką veikti. Ant soliuko įsidegindavom nykus, klyčkas, čia buvo tas ir anas. Įvairiausių bibių pridegindavom, seni, ko ten tik nebuvo ant to soliuko. Vyresnį marozėlį užsiimdavo rimtesniais reikalais. Tada ir pažarkė atvažiuodavo, mes iš toli stebėdom visą veiksmą. Pagrindinis kašiukas mano rajone vykdavo tik vakarais iki nakties, kol nieko aplink nebematai, nes diena būdavo per karšta. Aplamai dieną veikdom kažką prie vandens arba iškodom, iš kur pasidaryti lytų vakarui. Žygiai, pahodai. Žygiai buvo organizuojami tik tam, kad pripist. Koks normalus morozėlis eis į žygį tik tam, kad eit. Turnas tu gal. Ilna kuprinė apkabų ir varai su draugeliais ir mergom. Kas palapinę pasiima, tas MVP. Kas pirmą kartą į pahodą išvaro, tiems ryte būna labai sunku, nes uždaužo tas pats pirmasis pachmielas, kur vėmi toliau nei matai. Nu, bet visada būna pirmas kartas. Kompeškė per naktį irgi būdavo viena iš vasaros veiklų. Naktim pigiau nei dienom ir nekaršta. Mano kompeškį per naktį žaisti kainuodavo apie 8 ar 10 litų, bet turėdavo susirinkti tam tikrą skaičių žmonių, kad savininkas darytų načiovkę. Aišku, jau tada sėdi su vyresniais, tai jeigu atsineši kažką valgyti, žinok, kad maitinsi visą kompeškę ir ar tau kažkas liks? Nemanau. Miesto šventės. Neatsiejama marozėlio vasaros dalis, per kurią tu gali ne tik ragelį pasiskolintam pasukimo, bet ir pasitikrinti jėgas su kitais. Kiekvieną šventę vykdavo razborai. Jeigu laimi, daug istorijų visiems pasakui, kad šitą aną iškirtai. Bet jeigu prapisi, tai tikrai nesakysi draugeliams rajone, kad prapisai. Žodžių būdavo ten visko, bet pagrindinė dvižucha vykdavo Klaipėdoj per jūros šventę. Naktį. Mergų čiešinimas, daug pasuk prikolai, velnių ieškojama, žvejyba ir panašiai. Kas užaugę 2000-aisiais, tas tikrai žinos, kaip ten būdavo. Raini pro kažką, kurį biški neša į šoną, užmeti vieną iš peties ir tada jau prasideda prikolai. Smagu buvo, bet ne visiems. Žvejyba ant karosų. Žvejyba užsiminėdavo vyresnį marozėlį. Nežinau, nuo ko čia tas žodis kilęs karosinimas, bet karosinimas mano rajone reiškia nukelti. O karosas, tai kaip suprantu, buvo tas, kuris vos besigaudo aplinkoj, kuris yra dosnų žmogus. Žmogus nuo dūšios, tau duos ir paskambint, ir parašyt, ir šaibų, ir visko, ko tau reikia.
o tokių miesto šventėse būdavo daug. Žodžiu, 2000-ieji buvo auksiniai marozų vasaros laikai. Ačiū, kad žiūrėjot, iš jūsų laikas, subscribas kartu su varpeliu ir komentaras, kokį video galėčiau dar jums padaryti. Iki greito, chebryte.